Jokūbai, nesakai, kad tik MacBookus naudoji. Sakiau, taip ir buvo, greičiausiai taip ir bus, bet atvyko dėl XPS 14, tai galvoju pabandysiu. Jeigu šis Windows'as nepatiks, tai turbūt nepatiks jo. Tai keletą pliusų dizainas. Patys matot, surinkimo kokybė lygiai taip pat kaip MacBook Pro 14, aukščiausia klasė kokia yra. Kolonėlės irgi turbūt geriausias rinkoje. Svoris ir portabilumas, turint omeny, kad šis kompiuteris su H serijos procesoriumi ir su vaizdo plokšte, jis tikrai plonas ir lengvas. Tai basicus jis padaro puikiai. Keletą minusų, tai funkcijų mygtukai viršuje, dizainas atrodo labai gražiai, bet jie nėra taip patogu, kaip kad būtų paprasti mygtukai. Antras minusas labai jau konkretus, kompiuteris turi tik tai USB-C jungtis. Iš esmės tai yra patogu, bet kadangi jis turi vaizdo plokštę, jam reikia apie 100 W kroviklio ir su dauguma monitorių, kurie paduoda galią per USB-C laidą, jie nepaduoda pakankamai, tai mes turim jungti ne tik monitoriaus laidą, bet ir papildomai jungti pakrovėją. Galim pirkti naują monitorių arba naudoti du laidus. Dar nepaminėjau, įdomus dalykas, touchpad'o nesimato.